Tai sveiki, sveiki, visi dar kartą, kas žiūrėsite šitą video, su jumis Aušra Stankevičienė. Šiandien būtent kalbėsim apie Yes Global kompanijos atlygio planą, kuris yra išskirtinai dosnus. Galiu pasakyti, kad nežinau nei vienos kompanijos, kuri turėtų tokį marketingą. Jau aš prieš tai dirbau vienoje kompanijoje, kur mes ten sakėm, pakankamai geras marketingas ir tikrai jisai buvo geras ir buvo galimybė uždirbti, bet kaip išsistudijavau ir supratau visą gylį ir plotį šito marketingo, tai žinokit, buvau tikrai lengvai sužavėta ir nudžiuginta ir tokia atsirado labai didelė motyvacija išnaudoti viską, ką kompanija duoda. Tai kaip ir jau šiandien mes džiaugiamės apie tai, kalbėjom, kad jau mes nežiūrint to, kad mes kurdami komandą uždirbam atlygį ir gaunam uždarbį, bet dabar dar 10 partnerių iš visos mūsų Lietuvos komandos skrisim į Malaiziją, gavom dovanų iš kompanijos, kadangi dalyvavom konkurse visai netikėtai prisijungę. Ir mūsų net 10 partnerių iš Lietuvos skris į Malaiziją. Tai va, tai pati kompanija Yes Global, kas pirmą kartą girdit šitą prezentaciją, yra įregistruota 2023 metais, 2023 metais, Liepos mėnesį kompanijai bus lygiai metai. Kompanija į rinką išėjo labai gerai pasikausčius, pasiruošus, labai gerai apskaičiavus marketingo planą, atlygio planą ir aš matau visą tą misiją, viziją, kad vis dėlto kompanijos fokusas yra į partnerius, kurie būtent skleis informaciją apie šitą produktą, todėl kompanija labai dosniai už tai moka. Ir visą laiką sakau tą pačią frazę, kompanijos produktas kalba pats už save. Tie, kas atėjo sveikatintis, jie turės nuostabią sveikatą, bet tie, kurie dalinsis apie sveikatą, kad ją gali irgi ir kitas žmogus susitvarkyti, jie bus gausiai apdovanoti. Ir dabar viską po truputį iš eilės. 8 būtai gauti atlygį. Šiandien gal pakalbėsiu apie 6 pagrindinius, iki to 8 tai dar yra ruošiamas, 7 irgi. Šiandien pakalbėsiu apie 6 pagrindinius atlygius, kuriuos mes jau gauname. Ne? Ir galiu pasakyti, kad kuo mane sužavėjo šitas marketingas ir šitos kompanijos apgalvotas kiekvienas žingsnis. Visų pirma, mes padarėm darbą, uždirbam gauti greit pinigų, ne? Ir žinot, kai dažnai kompanijoje žmogus padaro kažkokį darbą, tai jam 10% ten eina į vieną krepšelį, ten kokiam automobiliui, kitas ten kažkokiam būsto kaupimui, kitas ten kažkokia kelionių programa ir kitas ten procentas eina į tokią piniginę, iš kurios tik tai produktą gali pirkti. Tai galiu pasakyti, kad mūsų kompanijai šito nėra. Viską, ką jūs padarot, kiekvienas žingsnis apmokamas yra čia ir dabar. Ir labai aiškiai sistema veikia tą pačią sekundę, jum įkrenta atlygis. Yra keletą bonusų, mačo bonusas ir linijinis bonusas įkrenta vieną kartą mėnesyje. O tai jau čia nuo didelės komandos gaunasi, o visi kiti bonusai iš karto tą pačią minutę ir kitas anksti iš ryto. Tai va, tai tu iš karto uždirbęs, tuos pinigus gali naudoti, tu juos gali panaudoti jau registracijai, dadėjus 20% savo pinigų ir taip, tokiu būdu dirbti. Tai dabar registracijos paketai. Turbūt daugelis iš jūsų girdite, kad oi,
čia pas mumi registracija nemokama, čia jokių investicijų nėra, žodžiu, nieko privalomo nėra ir taip toliau. Ir daug kas taip nori jūs privilioti ir dar jie sako, kad tu iš to uždirbsi, paketų nėra ir daug kas galvoja, kad tai yra privalumas. Bet galiu pasakyti, šiai dienai tai yra labai didelis minusas. Ir jeigu kompanija, pavyzdžiui, aš tikrai marketinge pakankamai gerai gaudausi, negaliu sakyti, kad aš ten kažkokia profesionalė, ne, bet aš tikrai greit pagaunu fiškės, tokius pagrindinius dalykus, į ką reikia atkreipti. Tai jeigu kompanijoje nėra registracijos paketo, jeigu nėra užmokesčio už tai, kad tu suradai žmogų ir jisai įdėjo į kompaniją daug pinigų ir tau moka ten kelis eurus, irgi nėra gerai. Tai paketas yra numeris 1, į ką reikia atkreipti, jeigu jisai yra ir dar už jį moka atėjus žmogui gerą komisinį ir žmogus įsigyja iš karto prekių, tai čia yra tik tai privalumas, tik tai privalumas. Ir galiu pasakyti, kad kadangi mums prekes šiai dienai siunčia tiesiai iš Malaizijos, tai mes su kompanija tokį kaip ir susitarimą turime, kad mum bulderį ir pionierių mums siunčia nemokamai. Tai bulderis kainuoja 408 eurai, jūs gauna 12 produktų ir 360 CV taškų. Ir pionierių perkant mes mokam $884, gaunam net 26 produktus ir 780 ir PV ir CV taškų. Tai dabar galiu pasakyti, kad kodėl jūs tikrai mane išgirsite ir aš visą laiką akcentuosiu pionier paketą. Kodėl rekomenduoju būtent su pionier pirmiausia ateiti, todėl kad, aišku, mes žmonių nieko negalim priversti daryti, jų piniginę mes negalime išlysti ir įlysti, mes tik tai galime kalbėti, ką mes jau patyrėm, ką mes supratom, bet jūs šiandien girdėjot prezentaciją, kad jau pritrūko produktų. Aš, pavyzdžiui, savo paketą 884, aš pardaviau jį per 2 dienas. Aš pasilikau, vos spėjau savo pasilikti kelis produktus vartoti ir mano paketo išgaravo per kelias dienas jisai. Tai kas tie 26 produktai, jeigu tu ateini dirbti ir uždirbti, ne? Ir kas yra, va ten buvo klausimas, kaip jūs paskirtot ir taip toliau. Mes, kai perkame paketą, perkam tuos 26 produktus, mums vieno produkto kaina yra $34. Parduodam mes produktus po 40. Tai jūs parduokit 20 produktų po 40, jūs susigrąžinsit 800, 6 produktai ar 3 produktai jums liks. Ir jūs realiai iš pirmo paketo susigrąžinat visus pinigus. Bet ką jūs turit? Jūs turit darbo įrankį. Jeigu jūs pradedat vartoti produktus ir pradedat dalintis informaciją ir žmogus sako, aš noriu pabandyti nusipirkti, ne? Ir jeigu jūs sakysit, ne, aš neturiu produktų. Vat, pavyzdžiui, jeigu jūs ateisit su lyderiu, su 3 produktais, ar jūs turit ką parduoti? Ne, neturit. O žmonės nori čia ir dabar. Ir ateis diena, mėlyji, kai mūsų jau bus daugiau, aišku, dabar mūsų yra nedaug, ne? Ateis diena, kad jeigu jūs neturėsit parduoti, kitas žmogus nueis, jisai nusipirks pas kitą partnerį, ne? Ir tokiu būdu jūs prarandat klientą. Todėl aš visą laiką sakau, į verslą reikia ateiti su maksimumu. Ir galiu dar atkreipti jūsų dėmesį, jeigu žiūrėti apie maksimalų uždarbį per mėnesį, pavyzdžiui, jeigu jūs ateinat su vienu produktu, šitų paketų stengiamės po vieną, tai tikrai neregistruojam, 3 paketais yra keletą registracijų, bet tikrai nedaug. Į ką reikia atkreipti dėmesį, kol jūs esate šituose paketuose, paskui kitose skaidrėse aš ypatingai pabrėšiu, parodysiu, kodėl jums nenaudinga, jums yra apribojamas uždarbis. Bet ką dar noriu pasakyti, pliusas yra tame, kad jeigu žmogus tikrai nori ateiti į verslą ir šiuo metu neturi ten 884 arba 408, 12 produktų. Nu gerai, tegu žmogus ateis su 3 produktais, ne? Bet jisai turi galimybę pasikelti tiek bulderį, tiek pionierių. Ir pas mus yra
Jeigu jisai pradės dirbti, jisai turės tikslą uždirbti, pradės dirbti, registruoti partnerius, nuo registracijų jam dalis procento eis į jo uždarbio sąskaitą, dalis eis į aktyvacijos sąskaitą, kad jisai galėtų pasikelti paketą. Kol jisai jį pasikels viskas, daugiau jokių atidėjimų, jūsų ten kažkokias aktyvacijos paketo sąskaitas nebebus. Tai va, turint pionierių, jūs neturit jokių ribotuvų dirbti ant pilnos katuškės, ne? Jūs jau galite varyti, dirbti, jums nėra jokių ribojimų, jūs jau drąsiai paruošia, kaip sakau, savo verslo pagrindą, ne? Ką mes turime dabar premiją tiesioginiam partneriui, tai yra pirmas komisinis. Dar galiu pasakyti, kad kada jūs perkat paketą, jūs komisinio negaunat, bet jūs įsigijat produktus ir jums atsiveria galimybė visą laiką pirkti produktą su nuolaida, kaip ir sakiau, už tos $28, ne? Tai tokį jūs turit privalumą užsiregistravę į kompaniją. Tai pačio komisinio kaip ir negaunat, bet jau perkat produktą su nuolaida, ne, sekantį produktą. Pirma premija, pirmas komisinis mūsų yra, kada mes patys jau pradedam vartoti, pradedam dalintis informaciją ir susirandam pirmą partnerį. Ir dabar va čia irgi labai svarbu, atkreipkite dėmesį į tai, kokie yra procentai, kada jūs esat konsultantas ir kada jūs esat pionierius, ne? Nu tai pavyzdžiui, jeigu lyderis, ne? Jeigu lyderis užregistruoja konsultantą arba lyderį, jisai gauna 23% nuo tos sumos, ne? Lyderis ateina su 102, man atrodo. Su 102 ar su 104, grįžkim, su 102, ne? Lyderis ateina. Tai va, tai nuo to 102 sumokėtų pinigų lyderis gauna $20.70, ne? Tik tai už tai, kad jisai surado partnerį ir tas žmogus įsigijo paketą. Jeigu jisai užregistruoja bulverį, jisai gauna $64 su kapeikom, 18%. Ir jeigu jisai užregistruoja, kodėl čia 18, galiu pasakyti, nes dalis procentų eis į upgrade sąskaitą. Ir jeigu jisai užregistruoja pionierių, lyderis jisai gauna 101, tai 13% ir dalis eis jam į upgrade sąskaitą. Bet jeigu dabar atkreipkite dėmesį, jeigu jūs esat pionierius, visai nesvarbu, su kokiu paketu jūs partnerį registruosit. Pavyzdžiui, jeigu jūs registruosit lyderį, tai jūs jūs gausit 23%, tai jau bus 20-70, bet realiai lygiai tas pats, ne? Bet jeigu jūs jau registruojat bulderį būdamas pionierius, jūs gausite 26% ir $93.60 jums tą pačią minutę įkrisi balansą. Ir jeigu jūs būdamas pionierius, užregistruosit pionierių, jums moka net 30% kompanija ir jūsų balansą įkris $234 tą pačią minutę po registracijos. Tai kodėl yra naudinga būti pionierium, nes tu gauni net 30% registruojant pionierių, kai kiti paketai gauna 10, 13 arba 21, ne? Ir registruojant bulverį jūs gauna 26% ir taip toliau. Tai tikrai atkreipkite dėmesį į tai, kad būti pionierium, netgi jeigu jūs ateisit su mažesniu paketu, stenkitės kuo greičiau jį atsinaujinti ir turėti maksimumą. Taip atrodo, jeigu jūs esate bulveris, tai jeigu nežiūrėti lentelę, tai va taip atrodo, jeigu jūs esate bulveris ir užregistruojat kitą paketą, tai tiek matosi šitoj skaidriai, koks jums įkrenta komisinis, ne? Jeigu jūs, dar noriu parodyti vieną skaidrę, jeigu jūs esat pionierius, atkreipkite dėmesį,
ir užregistruojat Builderį paketą. Aš šitą nuotrauką dariau iš savo kabineto, kadangi aš esu pionierius, tai aš neturiu galimybės parodyti nuotrauką jums iš kabineto, kad aš esu pati Builderis ir registruoju Builderį, ne? Pas mane labai mažai Builderių yra užregistruota, gal tik tai 2 ar 3. Tai aš padariau tos dienos komisinį, kas įkrenta tą dieną, kai jūs užregistruojat Builderį, kai esat pionierius. Tai galutiniam rezultate $145.80. Tai čia bus pats už patį paketą. Čia $9 už tai, kad aš pati, apie tai pakalbėsim, suvedžiau duomenis ir pati užregistravau kompaniją, už tai moka, ko nemoka nei viena kompanija rinkoje. Ir Binaro, jeigu pas mane yra kairiai ir dešiniai žmonės, tai Binaro 43,20 ir bendra suma 145. Sekantis, jeigu jūs esat pionierius ir registruojat kitus, čia lygiai tas pats, ką rodžiau lentelėje, ir atlygis, jeigu jūs esat pionierius ir užregistruojat pionierį, yra 349,91. Šitą gal mečo bonus reikėtų atmesti, turbūt tą dieną kažkas dar registravo ir čia man įskaičiavo. Tai vis tiek visais atvejais komisinis beveik 3,5. Tai jūs man pasakykit, ar jūs dar turite kitur geresnę galimybę uždirbti, ne? O jeigu jūs tokių registracijų darot per mėnesį 10, ne? Jeigu jūs jų darot 10, jau jums garantuoti yra 3,000 atlyginimas, ne? Tai jūs pasigalvokit. Ir dar pakalbėsim apie tai, kiek moka kompanija, kai jūsų partneriai jau pradeda daryti registracijas, ne? Tai vat skirtumas yra nuo 349 iki 145 yra toks skirtumas, kada jūs registruojat Builderį arba pionierių, būdami patys pionierių. Sekantis bonusas, tai būtų antras bonusas, tai registracijos premija, apie kurią sakiau, nei viena kompanija tokio atlygio neturi. Aš buvau labai lengvai sužavėta ir nustebinta, kad už tokį darbą padarytą kompanija moka. Ir žinot, galiu pasakyti, kai kurie partneriai net nesigilina, aš sako, nemoku, nereikia, jie ir yra tokių žmonių, kurie nelabai draugauja gal iš to kompiuterių ir taip toliau, ir jie sako, tu užregistruok. Tai tas, kuris užregistruoja, jisai ir gauna šitą premiją, jisai daro registraciją iš savo kabineto. Jūs savo komandai bet kuriam partneriui galite padaryti registraciją. Ir čia lygiai tas pats, jūs atkreipkite dėmesį, jeigu jūs esat Builderis ir darot registraciją, pavyzdžiui, pionierių, jūs gaunat 15,60, jeigu jūs esat pionierius ir darot pionieriui, jūs gaunat 19,50. Ir galiu pasakyti, jeigu jūs pastoviai registruosite savo partneriams, padėsite, kurie prašys, o ne, aš tai labai suinteresuota, kad mano partneriai išmoktų patys tą daryti ir aš viską darau ir video visokius ir mokinu juos, kad jie darytų tą patys ir šitą komisinį jie pasimtų patys, nes jie užsitarnavo, ne, jeigu jie susirado žmogų, kad gauti maksimumą, tas partneris turi pasinaudoti šitu ir registracijos komisiniu. Tai man, pavyzdžiui, buvo labai gerai, kad aš užsiregistravau į kompaniją ir man reikėjo ant rytojaus išskristi. Tai aš savo sponsorės paprašiau, daviau jai kontaktus partnerių, kurie jau norėjo registruotis. Ir mano sponsorė man suregistravo visus partnerius. Ir aišku, jinai gavo tą uždarbį, nes jinai jį užsidirbo, jinai sėdėjo, moteris tvarko, vedė duomenis ir taip toliau. Tai yra, jeigu patys jūs to nedarot, jūs atiduodat savo vadovui ir jisai jums padės. O mes komandoje tikrai labai mokinamės, kaip teisingai statyti, kad nepadaryti. Nors iš tikro suklysti nelabai įmanoma pas mus, bet kaip statyti partnerius. Dabar trečia premija yra už paketo atnaujinimą, tai kaip ir minėjau,
Čia yra visos galimybės tą padaryti. Jeigu jūs atėjote su bulderiu ir norite įsigyti šitą pionierių, tai jūs pradžioj, pionierius kainuoja $884, jūs sumokat pradžioj 408, ane, gauna 12 produktų, paskui jūs damokat 476, tik damokat, išgirskit. Labai svarbu, jums nereikia pirkti naujo viso paketo, kad jūs taptumėt pionierium, ane? Jūs tik tai damokat likutį ir dar jeigu jūs jau būdamas bulderiu registravot partnerius, tai pas jūs jau bus pasikaupę upgrade sąskaitoj, tai gali būti, kad tų grynų pinigų beveik dadėti ir nereiks, tik tai S-Wallet 20% dadėti reikės. Tai va, 780 turi PV taškų paketas pionierius, o bulderis turi 360, tai jums reikia dapirkti 420 PV. Jūs galėsit ir daugiau dasipirkti, leidžia. Ir galiu pasakyti, kad pavyzdžiui, jeigu dar į paketą yra įsidedama, tarp kitko paketus pas mano produktus galima pasirinkti, kokius jūs norit, ir jeigu į paketą yra įdedama vyriškų produktų, kadangi jisai kainuoja $20, ten 7 pakiukai, jisai turi mažiau taškų, tas produktas, bet jisai išbrangina paketą $3. Tai aš prieš tai visą laiką su partneriu apie tai aptariu, kad jeigu mes įdėsim papildomai vyriškų ar kavos vyriškos, tai paketas kainuos tada gal ne 884, o gal 890, kaip pavyzdys, jeigu 2 vyriškus įdės, ne? Nu, kaip pavyzdį. Su kiekvienu partneriu kalbame atskirai. Pajamos už plėtrą. Tai yra viskas skaičiuojama realiu laiku. Ir kaip ir sakiau, padarėt registraciją, iš karto komisinis įkrito, viską jūs gaunate ir binaras ant rytojaus įkrenta. Jeigu pas jumis sugrojo pora, aš pasakysiu, kaip atrodo, papasakosiu apie tą binarą. Vat būtent tai yra porinių bonusų limitas. Binarė irgi jisai yra, kada jau jūs turite paketą tam tikrą. Todėl ir sakau, visą laiką fokusas turėti omeny, kad įsigyti pionierių kuo greičiau, nes jame nėra jokių apribojimų, tai yra begalybė. Į ką reikia atkreipti dėmesį binarį. Dar noriu pasakyti, jeigu jūs kviečia į kompaniją dirbti ir tenai nėra binarinio atlygio, tai aš niekada neįsiu į tokią kompaniją. Niekada. Aišku, tą binarą reikia mokėti išsiskaičiuoti. Čia galiu pasakyti, už binarą moka pakankamai dosniai, bet netgi labai dosniai. Ir šita kompanija, aš prieš tai nespėjau jums pasakyti, nepabrėžiau gal. Čia yra 2 marketingai viename. Tai yra linijinis marketingas ir binarinis. Tai yra pats geriausias variantas šiai dienai rinkoje ir galiu pasakyti, tai yra tikrai naujos kartos marketingas, kada kompanija padarius linijinį ir binarinį kartu. Kada yra tik tai linijinis, tai žmonėms reikia labai daug dirbti, kad uždirbti tokius komisinius, kokius mes uždirbame, turėdami binarinį atlygį. Dabar į ką reikia atkreipti dėmesį. Kas yra binaras? Binaras yra, kada tu stovi viršui, kairiai pusėje, dešiniai pusėje atsistoja po partnerį, tai gaunasi pora ir už tai įkrenta jums papildomas komisinis. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs esate bulderis, pasikvietėt kairiai pusėje bulderį, dešiniai pusėje bulderį ir jūs gavote $40. Jeigu jūs esate pionierius, pasikvietėt kairiai pusėje pionierių, dešiniai pusėje pionierių, jūs gauna $94. Net 12% nuo 780 kompanija moka jums. Čia lygiai taip pat. Kada jūs esat bulderis, jums moka 11% nuo 360 PV. Jeigu jūs esat lyderis, jums tik 10%. O kada jūs esat konsultantas, jums tik 9%. Ir vėl grįžkime prie pionieriaus, komisinis pats didžiausias, ne? Dabar
į ką atkreipti dėmesį, kas yra labai svarbu, ką aš irgi pradžioje ne iš karto pastebėjau, bet jau kai pradėjau registracijas daryti, aš supratau. Kompanijoje labai įdomiai yra paskaičiuota viskas ir jeigu jūs esate pionierius, atkreipkite dėmesį, pionierius, reiškia, tą dieną jūs galite 12% gauti nuo 780 taškų. Bet jeigu tą dieną pas jūs dar atsiras pora, dar pora, ir bus jau ne 780, o, pavyzdžiui, 1560 taškų, ane, mažoje kojoje, tai reiškia, kad jūs už pirmą 780 gausit 12%, už antrą 780 jūs gausite 6%, tai yra per pusę. Ir kodėl čia yra begalybė, kad tų porų gali būti per dieną labai daug. Ir taip ir atsitiks, ir man taip atsitinka. Ir man atsitinka, kada jau partneriai pradeda registruoti, jų taškai tai man skaičiuojasi, ir tas binaras būna, kad aš už pirmą gaunu 780, už kitus aš jau gaunu tenai gaunasi po 46, man atrodo, komisinis, ane? Tai va, tai šitą reikia žinoti ir neišsigąsti, kad sakyti, o tai čia kur mano komisinis, tai mes šitą jau reikalą aptarim. Ir čia va lygiai labai aiškiai gerai parodyta, kada yra padaryta, pavyzdžiui, čia yra pionierius, ane? Laisvi 780 taškų ir kada yra užregistruojamas boulderis 360, jūs gaunat 12% nuo tos sumos už tai, kad jūs esat pionierius, ne? Ir jeigu tą dieną dar užregistruos kas nors į šitą pusę dar, tai kol susidarys 780, jūs gausit 12%, už likusią sumą jau jūs gausite po 6%. Va čia labai gerai matosi šitoj skaidriai. Už pirmą registraciją, kada kairė ir dešinė atsiranda pora, jūs gausit 12%, už sekančią jau 6%, 46, ne? Iš viso gausite 140,40 ir tas komisinis įkris jums anksti iš ryto. Jūs atsikelsite, atidarysite savo kabinetą ir jūs rasite jau į bonus piniginę įkritusi šitą komisinį. Tai va, tai šitas labai faina, kad auga komanda ir kai tu stebi, tai tikrai yra labai smagu. Kas dar binarė mokama šitoj kompanijoje, ko tikrai labai reta, kuri kompanija moka, ir čia atkreipkite dėmesį, net 20% yra mokama už jūsų partnerių plėtrą. Tai yra 5. bonusas. Kada jūs patys registruojat partnerius, tai jūs gaunat už paketą, gaunat, kad jis tai nupirko, jūs gaunat, kad jūs jį patys užregistravo ir jūs gaunate bonusą, apie kurį šiandien kalbėjom, 12%, ne? Jeigu esate pionierius. Čia mokama jau už jūsų partnerių registracijas ir statymą į binarą. Ir čia mokama šitas komisinis, kada jūsų partneris uždirba binarą. Vat pavyzdžiui, jūsų partneris užregistravo savo, jam gavosi pora, jisai gavo 93,50, ane? Ir jums, jeigu jisai jūsų pirmos linijos, jums įkris 5% nuo tos sumos, nuo 93,50. Jeigu tas partneris, jisai jums yra antros linijos, jūs gausit 4% nuo tos sumos. Aš kalbu apie pionierius dabar, ne, nes didžiausios sumos, ne? Bet čia lygiai taip pačiai moka ir už boulderį, jeigu jūsų partneris boulderis įregistruos, kai tik tai jam binariai įkris komisinis, kad ir $10, jūs, reiškia, gausit 5% nuo $10, tai jums bus nuo $10 jums bus 50 centų, ane? Nuo $100 jums $5, nuo 1000 jums $50 ir 5%, ane? Ir
Jeigu jūsų komanda bus didelė ir tų partnerių jūsų pirmos linijos per visą komandą per dieną, pavyzdžiui, susidarys tenai gal 10 tūkstančių, ne, arba per mėnesį, tai jūs gausite 5% nuo pirmos linijos, nuo antros 4, nuo trečios 3%, nuo ketvirtos linijos 2%, jūsų partneriai, kai pradės jau uždirbti, ketvirta linija įsijungia jums tada, kada jūs padarot pirmą rangą, tai yra goldas. Goldas yra 2,5 tūkstančio, galiu pasakyti, šiai dienai aš esu padarius platinum žvaigždė, tai netoli jau rubino 10 tūkstančių. Goldas yra, paskui goldas star yra ir platinum platinum atidaro, platinum jau yra, jeigu neklystu, 7,5 tūkstančio, mes to atidarysim, pasižiūrėsim, bet kodėl reikalingi tie rangai? Tie rangai reikalingi, kad jūsų komanda jau pradeda augti ir jau ketvirtoj linijai pradeda jūsų partneriai irgi registruoti partnerius ir kad jūs gautumėt komisą, jums jau reikia būti uždirbus, pavyzdžiui, goldui 2,5 tūkstančio. Uždarbis mums skaičiuojasi, kas yra irgi labai gerai šitoj kompanijai, visa jūsų apyvarta ir jūsų uždarbis balanse. Kai tik atsiras 2,5 tūkstančio, jūs iš karto tapsite goldu, jums jau ketvirtas gylis atsidarys. Paskui sekantis žingsnis jau jums tapti platinum, tai tada 5 žingsnis atsidarys, man jau jisai atsidaręs 5 gylis, ane? Ir dabar mano tikslas padaryti rubiną, tai bus uždirbta 15 tūkstančių ir jau atsidarys 6 gylis ir taip pažingsniui. Tai nuo jūsų komandos gylio 10 gylių iš viso moka kompanija net 20% papildomai nuo jūsų partnerių uždirbtų pinigų. Ir šitas komisinis mokamas vieną kartą mėnesyje, jisai vadinasi mečo bonusas. Iš tikrųjų jį rodo iš karto tą bonusą, bet jisai įkrenta vėliau. Dabar va tie lyderių pavadinimai, galiu pasakyti, čia kai padarot jūs rangą, kompanija nemoka papildomai pinigų, aš jau esu padarius platinavąją zvezdą, tai va yra goldas 2500, paskui gold zvezda 5000 jūsų apyvarta, jūsų uždarbio galutinis rezultatas. Paskui platina yra 7,5 tūkstančio, platina zvezda 10 ir dabar rubinas aš. Ir va taip toliau. Po rubino eina rubinavąją zvezda, tai vėl 5, iš pradžių po 2,5 tūkstančio iki 10 tūkstančių, o paskui jau po 5 tūkstančius. Atkreipkite dėmesį, kai padarysiu rubiną, tai dar 20 tūkstančių, tai dar bus 5 tūkstančiai, o paskui, kad padaryti sefyrą, jau mano uždarbio apyvarta, pinigų srauto atėjimas jau turi būti 30 tūkstančių. Ir pažiūrėkim, ką mums sefyras atidaro. Mums sefyras atidaro jau 7 gylį. Tai reiškia, kad jūsų komandoje jau bus labai daug žmonių ir jūs gausite nuo kiekvieno uždirbto binarė partnerio atlyginimą iš viso bendrai 20%. Tai va, tai čia tų rangų yra labai daug, aš jų nesudėjau visų, bet jų yra daug, bet aš kaip sakau, įsivažiuokim, pasiekime šitus, o tada prieisime prie kitų. Tai va, aktyvacijos bonusas tai vienas produktas per mėnesį, tai kaip ir privaloma, jeigu tu dirbi komandoje ir nori gauti atlyginimą. Bet čia labai svarbu, ką pasakysiu, kad mums aktyvacija darytis, kada mes ateiname į tinklinę rinkodarą, tai yra normalu ir galiu pasakyti, jeigu jūs jos nepadarysite, tikrai jūsų nepanaikins kabinento, nenušalins ir taip toliau. Gal jūs prieš tai mėnesį busite nusipirkę 10 produktų, ne, o kitą mėnesį nedarysit.
Jeigu jūs turite komandą, tai tiesiog šitą mintį pašalinkite iš galvos, kad jūs nedarysit aktyvacijos, nes jūs ją turite daryti. Kitu atveju jūs negausite komisinio už aktyvacijas, jūs negausite už aktyvacijas ir, man atrodo, registracijas irgi negauni, bet už binarą gauni komisinį, netgi jeigu pats nesi padaręs aktyvacijos. Tai aš manau, vienas produktas $28, tuo labiau, kad mes vartojam produktus, tikrai nėra daug, ne? Tai tikrai mane tai džiugina, bet jūs atkreipkite dėmesį, vau, aš kaip sakau, man tai aš kai šitą, žinokit, lentelę išsistudijavau ir supratau, kokie čia pinigai, tai aš tikrai žinau, kad nei vienoj kompanijoje to nėra. 95% už aktyvacijas į tinklą partneriams net iš 10 gylių. Ir jūs atkreipkite dėmesį, kad tie gyliai, jų ten į gylį pasiūmė, kuo toliau, tuo bus daugiau tų partnerių, ne? Aišku, pas mus dabar yra pradžia. Ir dabar, aišku, klausimas, kokios sąlygos, ne? Kokios sąlygos jums, kad jūs gautumėte tokį dosnų atlygį už aktyvacijas, kurios vyksta kiekvieną mėnesį, nuo 1 iki 31 ar 30, visai nesvarbu, kokią jūs dieną padarysit, šitas komisinis mokamas kiekvieno mėnesio 1 dieną, griežtai jau ryte atsikeli, jau komisinis yra. Tai jisai yra jau papildomas jums, bet dar kartą pabrėšiu, tada, kada jūs turite komandą ir sąlygą turėti partnerį aktyvų ir kairiai, ir dešiniai. Ir dabar mes, aišku, kada pradedam dirbti, mes labai fokusuojamės į tą tokį, kad kuo daugiau čia man gauti tik tai, kad tą rangą padaryti, taip, viskas labai gerai. Aš kaip sakau, mes mokiname statyti taip, kad ir tas būtų gerai, ir tas būtų gerai. Todėl dar kas yra šitoj kompanijoje labai gerai. Kitose kompanijose, kada nėra linijinio atlygio, tada labai žmonės žiūri binarą. Oi, binaras ir visas akcentas yra binaras. Mylieji, čia yra dar ir linijinis atlygis. Ir būtent šitas komisinis yra iš linijinio atlygio, ne? Bet kad jisai veiktų ir funkcionuotų, kad jūsų partneriai būtų aktyvus, kompanija jums sako, pastatyk vieną partnerį į kairę ir kitą partnerį į kairę, į dešinę. Binarė turi kairiai, dešiniai. Ir kodėl galiu pasakyti, jums yra labai gerai, tie, kurie atėjot patys pirmi ir dabar, kol mes dar esam labai aktyvus, ir kai jūs atsistojat pas nesvarbu kur, savo sponsorių, visais atvejais jisai po apačiai jums registruoja žmonės į vieną koją, kitą koją statote jūs. Bet kad gauti aktyvacijos bonusą, privaloma pastatyti savo į abi kojas po 5 aktyvius partnerius. Ir aš iš pradžių galvojau, kas tie aktyvūs partneriai, ar tie tik tai, kurie produktą perka? Jie taip, jie vartotojai, jie aktyvūs partneriai. Tikras aktyvus partneris tai yra jūsų verslo partneris. Tas, kuris statys komandą, tas, kuris atkartos jūs, kuris darys tą patį, kuris sieks uždirbti, kuris sieks būti goldu, kuris jam nereikės priminti, kad jisai darytų aktyvacijas, ne? Tai yra aktyvus partneris, kuris pats registruos savo partnerius, rūpinsiais jais ir jisai augins lyderių komandą. Tai tas partneris, jisai jums atidarys tuos gylius į gylį, nes jūs pats nepristatysit į gylį 10. Tai nėra binaro gyliai, tai yra pirmos linijos gyliai. Jūs savo partnerius registruojat tik į pirmą liniją. Jūsų pirmos linijos partneriai registruoja savo į pirmą liniją, bet jie jums tampa jau antrą liniją. Tada tos antros linijos partneriai sau stato pirmą liniją, jie jums tampa trečia linija ir taip toliau. Ir kai tik jūs pamatysite, kad jums jau 2 linijos atsidarė ir kad pas jums aktyvumas yra jau ir antroji linijoje, kad jie pradeda registruoti, tai jums reikia pasistengti
jau pasiregistruoti antrą partnerį, kad kada jisai jau pradės registruoti, kad jūs turėtumėte ir vienoj pusėj 2 aktyvius ir kitu atveju jūs negausite šito komisinio iš šitų 2 linijų. Todėl jeigu jūs tą darot iš pat pradžių, aš, pavyzdžiui, iš pat pradžių pasidariau ir į vieną pusę, ir į kitą po 2, nors atrodytų taip norisi gauti to binaro, taip norisi atrodo iš karto, bet ne, reikia žiūrėti biškį ir į kitą pusę, kad padaryti tai ir nesugadinti kito. Ir kada jau jūs turit vienoj pusėj 2 partnerius ir kitoj, tada jau jūs statote į mažesnę koją. Ir gali būti jūsų viena koja binariai jau gal ir toli nubėgus. Ir aš žinau, kai kuriem partneriam taip yra. Bet jum visai tai nesvarbu. Jum yra svarbu daryti aktyvaciją, registruoti partnerius į mažesnę koją. Ir jūs visą laiką gausit binarą, jūs gausite nuo aktyvių partnerių, kurie darys aktyvacijas komisinį ir jūs jau kažkurį laiką ramu. Paskui pasidarot trečią registraciją į priešingą pusę ir va taip po truputį jūs pasidarysite 5 susitarimus. Tai nebus per vieną mėnesį, patikėkit manim. Bet aš turiu vieną skaidrę, kurią aš jums parodysiu, kaip gali būti jums uždarbiai iš aktyvacijų, kurią mes darom su vienu produktu. Nors galiu pasakyti, praeitą mėnesį mes užsisakinėjom, aš ir pati, mes užsisakinėjom tų produktų ir po 10, ir po 15, už tai, kad kada tu nori jų pastoviai turėti, tu jų užsisakai daugiau tų produktų, ne? Ir tą aktyvaciją tu darai ne su vienu produktu ir lygiai taip pačiai tavo partneris daro ne su vienu produktu, ne? Tai žiūrėkit, jeigu jūs esat sponsorius, ne? Ir jūs kaip pavyzdys, pasistatot vieną partnerį į kairę ir vieną į dešinę. Ir jie perka po vieną produktą, 16 CV, gaunasi 32 iš viso CV ir kompanija moka nuo pirmos linijos 10%. Ane, jau jūs turit vieną vienoj pusėje, kitą kitoj, jūs gaunate 3,20. Nuo 2 partnerių. Tai ne, oi, atrodo, tokie nedideli pinigai. Bet jeigu jūsų tie 2 partneriai pakartos tą patį, irgi užregistruos po 2 partnerius vieną į vieną, kitą, jau jie bus 4, ne? Jie jau bus 4. Tai jie darys aktyvacijas kitą mėnesį, jau bus 64 CV, 15% kompanija moka už antrą liniją, jūs gausit 9,60 už antrą liniją. Už pirmą gauna 3,20, už antrą liniją jums prisiskaičiuoja 9,60. Ir kai tos antros linijos partneriai 4 padarys dar po 2 partnerius, jau bus 8 trečioj linijoje partnerių, ne? Kompanija jums sumokės 15% nuo jų aktyvacijos, aš kalbu tik apie vieną produktą. Jau jums į balansą įkris $38. Tai yra 25, jeigu 8, ne? Lygiai taip pačiai ketvirtoj linijoje viskas po 2, padauginkit, va turėjom 8, padauginam iš 2, jau jūsų komandoje 16 partnerių, jie daro aktyvacijas, kompanija sumoka 15%, už trečią gilį 20 daugiausia moka, už ketvirtą 15, jums įkris $38, ne? Čia papildomai, ne iš viso, o papildomai. Ir taip iki 10 gylio, jeigu visi tik tai po 2 partnerius ir visi daro aktyvacijas, bus jūsų komandoj 1024 partneriai. 1024 partneriai. Bet ką aš noriu pabrėžti šitoj vietoj, ką atkreipkite dėmesį, kad jūs gautumėt visus tuos 10 gylių, pas jumi turi būti užregistruota ir vienoj pusėje 5 ir kitoj, kad jūs asmeniškai gautumėte 10 gylių. Nes jeigu jūs busit užregistravę tik po vieną, jūs gausite tik už pirmą ir antrą liniją, bet atkreipkite dėmesį, vienas partneris užregistruotas į kairę į dešinę atidaro 2 gylius.
Visi 5 partneriai, kairiai ir dešiniai, po 5 atidaro 10 gilių. Ir tada sakysit man, o tai kodėl tu čia Aušra man rodai tokią lentelę? Jūs gal būsite užregistravę 5 partnerius, ane, vienoje ir kitoje pusėje. Bet iš tų 5 bus tik tai 2 aktyvus. Vienas vienoje pusėje labai aktyvus ir kitas kitoje, kurie pakartos tą patį. Tai va šita suma yra būtent nuo tų aktyvių partnerių. Aišku, dasidės ir tie, kurie darys aktyvaciją. Galutinė visų gylių sudėta suma tai yra 1715. Tik tai nuo 2 partnerių, kurie statys komandą. Vaizduojat? Tai pinigai tikrai labai dideli. Ir čia tik tai vienas komisas, tik tai už aktyvaciją. O jeigu tie partneriai pirks, ne jeigu taip atsitiks, ne, ir po 5 produktus, ir po 10, ir po 20, ne, nes čia neapsimoka daryti dirbtinos registracijos, čia reikia pirkti produktą kuo pigiau, ne. Tai ta suma ir iki 2000, ir iki 3 iškils, tai tikrai laiko klausimas, tikrai. Tai va, tai pabaigai galiu pasakyti, apžvelgiau pagrindinius komisinius, kad jūs pamatytumėt perspektyvą, kokie laukia pinigai. Aš turiu atskirą video apie šitą paskutinį komisinį, kurį dabar pristačiau, atskirą video esu padarius. Ten milijoninės sumos, galiu pasakyti, prie aktyvacijos ir mes tai padarysime, ne? Tai su jumis buvo Aušra Stankevičienė, dar kartą sakau, kreipkitės į mane, į mano komandą. Mes tikrai turime platformą mokymų, mokinamės, analizuojam marketingą, kaip dalinamės informaciją apie produktus ir tikrai labai rimtai nusiteikę pastatyti didelę komandą. Tai va, kreipkitės į tą žmogų, kas jūs pakvietė pažiūrėti šitą prezentaciją, paklausyti. Ir aš kaip ir įrašą uždarysiu. Labai ačiū visiems už kantrybę. Ir iki kito karto.